Bičiuliai, paskubam, neatsilikit. Yra reikaliukų. Na tai sveiki, bičiuliai. Čia girti receptukai iš barbekio lizdo. Atsakysiu keletą klausimų. Taip, už mano nugaros yra šlovės siena. Taip, čia tikri Jack Danielsų buteliai. Ne, aš jų tikrai visų nevartojau. Ir ne, aš nereklamuoju Jack Daniels. Man tiesiog patinka šitas brandas. O ką, negaliu? Ir štai dabar su jumis pasidalinsiu kiaulienos šonkauliukų receptu, kuriame naudosime Jacką Daniels. Tai bus skanus, nerealūs, šiek tiek parūkyti, beprotiški, fantastiški, minkštučiai šonkauliukai, kurio paslaptinga sudedamoji dalis yra štai šis daiktas. Griebiam ir šokam į žiurstą ir varom gamint, bus be proto gerai. La la la, la la la, la la la, la la. Imame šonkauliukų juostas, nepamirškime nuplėšti membranos nuo jų apatinės dalies, gausiai iš abiejų pusių pabarstom prieskoniais. Aš naudojau Sweet Texas rubą, bet jūs galite naudoti jums patinkantį. Vyniojame į plėvelę ir bent valandėlį palaikome šaldytuve. A few moments later. Na ką, šonkauliukai nuostabus. Kurgi nebus nuostabus taip išsimarinavę. Nieko nebelieka, kaip tik dėti kepsninę. Laikom 120 laipsnių temperatūros su deflektorium ir aš ten įdėjau dar obels malkytę. Smoke me. Na ir ką, ir nepamirškim palikti 2,5 valandom. Ir beje, patarimas. Kai dedate šonkaulius ant grotelių, juos šiek tiek suspauskit į vidų. Na, kadangi turime 2,5 valandas laisvo laiko, tai pasiruoškime tokį smagų dalykėlį, tokį purškiklį. Čia aš įdėjau dalį Jacko, 4 dalis kolos ir užpiliau šaltų vandenį. Per 2,5 valandas besirūkydami šonkauliukai jie pradeda džiūti, tai mes juos šituo nuostabiu kokteiliu ir apipurkšim. O jau kvapas, vau. Stiklinė ananasų sulčių, 1/4 stiklinės Jack Daniels viskio, truputis obuolių acto, sutrintas pusgalvis česnako, kokybiškas kečupas pagal skonį, šlakelis Worcesterio padažo ir 3 kupini valgomieji šaukštai rudojo cukraus. Kaitinam ant mažos ugnies. Pagal skonį druska ir pipirai. Na ir maišydami lengvai paverdam. Bet jūs ir patys pagal savo skonį galite pasidėlioti ingredientų santykį. Na ką, laikas paimti foliją, traukti šonkauliukus, pridėti vieną mažytį ingredientą ir vynioti. Pasiėmėme cukraus, nepabijokite jo užbarstyti. Dedam mūsų nuostabiuosius šonkauliukus, aišku, be abejonės mėsa į apačią, pažiūrėkit, kokia graži spalva. Šiek tiek mūsų kokteiliuko, na ir reikia suvynioti. Pakartojam ir su antru mūsų gabaliuku, nes kaimynai tikrai lys per tvorą. Vėl ta pati 120 laipsnių temperatūra, mėsa į apačią, uždarom ir laukiam valandą. Gal dar valandą 15 minučių. Bet verta. Boring. Tuo metu galima pasižiūrėti, kaip atrodo gleizas. Eina sau. Na štai, nepraėjo nei valanda ir 15 minučių. Mes jau galim pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų šonkauliukai. 93, 95 tobulą galima traukti. Na štai, tokie, kokie ir turi atrodyti. Na šitas, kadangi šiek tiek apskrudęs, mes jį tiesiog imsim ir atsiprašysim. Bet jo neišmesim, mes žinosim, kur jį. Kaimynam. O dabar belieka tik pagleizinti. Nu, pagleizinę nieko nelaukiam, iš karto dedame vėl į tą pačią kepsninę. Tas pat 120 ir kokiai 15 minučių. Laukiam. Sorry. Beje, gleiziuko tikrai neišmeskite į slainikėlį.
į šaldytuvą ir kitiem kartam patikėkit manim bus tobulas. 15 minučių pilnai pakanka, kad gleizas karamelizuotųsi ir labai gražiai padengtų šonkauliukus. Ištraukę po 15 minučių šonkauliukus palikite šiek tiek atvėsti. 5-7 minutės. O tada pjaukite, ragaukite ir leiskite kaimynams pavydėti. Na štai 15, ne 15, 18 minučių praėjo ir laikas traukti jau ilgai lauktus Jack Daniels šonkauliukus. Vau, jūs tik taip, jūs matytumėt, kaip jie atrodo. Na, argi jie nenuostabus, sultingi, gražiausios spalvos ir ryškus dūmo žiedas. Guaranteed to blow your mouth, man. Po tiek laiko tikrai nusipelniau skanaus, nuostabaus, išrūkyto Jack Daniel šonkauliuko, sultingo beje. Nepasakysiu, kaip tai yra skanu. Iš tikrųjų, patys pabandykite ir patys suprasite, nes tai neapsakoma ir tai nenufilmuojama ir tai neįrodoma niekaip. Turi imti ir paragauti. Tikiuosi, jums patiks šis girtas receptukas. Nu, o mes vėl susitiksime ir visai neužilgo kitame girtame receptuke iš Barbecue lizdo. Čia buvo Darius, sėkmės, gaminkit ir valgykit.